Sveiki, sveikučiai. Užėję į mano erdvę, mano vardas Avereta, tai mano dvasinis vardas. Ir šiandien aš su jumis pasidalinsiu tokia žinute apie karmos uždarimo procesą, kuris yra dabar Žemės planetoje realus ir kas nebuvo iš tiesų realu ankstesniais laikais. Tai kaip ta karma pradeda užsidaryti, tai visos sielos, kurių pasirinkimas yra šiame įsikūnijime uždaryti tą savo karmą ir patirti naujus patyrimus su naujos sąmonės atėjimu į mūsų gyvenimus, tai tos sielos neišvengiamai bus pažadintos ir jos iš tiesų tą karmą tikrai uždarys. Taip pat tai yra vienas iš tokių pirminių aspektų, kad tos sielos jos pradeda suvokti iliuzijos buvimą, o iliuzija tai yra juk tai toks dalykas, kuris turi išsisklaidyti. Ir jeigu taip paėmus globaliai, tiesiog proto lygmenį, mes juk suvokiam žodis, kas tai yra žodis iliuzija. Ir kad ji be jokios abejonės turi tendenciją išsisklaidyti. Tai vat tos sielos, kurių jau kelionė šitame įsikūnijime yra išsklaidyti tas savo iliuzijas, tai jas ir tikrai išsklaidys. Kokia pradžia galbūt galėtų būti, pasidalinsiu tiesiog galbūt tokiu žinojimu, kad tos sielos jos pradeda jaustis, tie žmonės pradeda jaustis kitaip tarp žmonių, tarp aplinkos, kurioje buvo, ir jiems netgi dalykai, kurie tiko ir patiko ir atrodė galbūt ilgus metus ir teisingi, ir įdomus, ir žodžiu, jie tiesiog nebedomina žmogaus. Pradeda, dar žmogus nežino, kaip jis galbūt norėtų kitaip, tačiau jaučia, kad jis yra nebe ten, kur jam gera, kad jam tie dalykai nebeteikia džiaugsmo ir malonumo. Ir pasaulis netgi gali pradėti atrodyti keistai ir tie dalykai netgi gali atrodyti kai kurie keistai ir kurie vyksta. Ir žodžiu, net ir proto lygmenį žmogus gali pradėti galvoti apie kitus dalykus, negu iki šiol, kad galvojo. Nes, žodžiu, viskam yra dieviškas laikas ir kai ateina laikas sielai pabusti, uždaryti tą karmą, evoliucionuoti, patirti tą naują sąmonę, žodžiu, pradeda vykti pokyčiai ir tai yra neišvengiama šitos gyvenimo šiame laikotarpyje, tai yra Kali Jugos pabaigos, tai toks yra procesas ir karmą uždaryti mes galim ir kad ir to seniau nebuvo įmanoma padaryti. Tai va, iš tikrųjų dar gali atrodyti irgi žmonėm, kad nebėra to gyvenimo, kaip ir gyvenimo, džiaugsmo. Iš vis niekas nebeįdomu ir kažkaip rodos, kad jau nebėra ne tai, kad tikslo ir dėl ko gyventi, bet tiesiog nėra gyvybės gyvenime. Tai vat, ir tada ateina laikas pabusti, ateina laikas transformacijoms ir pradeda vykti įvairūs procesai žmogaus gyvenime. Ir iš tikrųjų jie vyksta, tačiau jie labai skirtingi. Jie vyksta skirtingom sielom, skirtingos patirtis, skirtingos laimės, skirtingos nelaimės yra atsitikę žmonių gyvenimuose. Tik vienas yra labai svarbus dalykas, kad kiekvienas tą savo karmą turės uždaryti pats. Ir kai mes dažnai žmonės pasijaučiam blogai ar sveikata netgi galbūt jau ir sušlubuoja, tai arba iš vis jau sunkiai susergam, pradedam ieškoti išeičių, kaip išeiti iš tų ypač sudėtingų situacijų, ar ten galvoj pradeda suktis galybė minčių ir ieškom mes pagalbos išorėje įvairiais būdais iš tiesų. Ir kad žmogus ieško, tai yra labai gerai.
ir labai teisinga iš tikrųjų, tačiau visos tos anksčiau padėdavusios mums priemonės, kaip tie patys psichologai, regresijos įvairios, ar nežinau, šamanai, ar aiškiaregiai, kurie tikrai gali pasakyti ir pamatyti daugiau negu mato eilinis didžioji masė žmonių, jie tikrai turi tuos regėjimus ir matyti tuos kitus pasaulius, tą astralinį pasaulį, kurį be jokios abejonės turi kiekvienas žmogus. Tačiau esmė yra šio laikotarpio, kuriuo mes gyvenam, kad kiekvienas turės pats nuspręsti, pats tą karmą uždaryti per savo elgesį, per savo sprendimus, ir kiekvienam priimti sprendimą reikės pačiam dėl savo kažkokių pasirinkimų. Ir jie netgi gali būti labai skirtingi tose pačiose situacijose. Žmogus vienas galbūt turėtų pasielgti vienaip, o kitas visiškai kitaip. Kaip pavyzdį galima būtų pasakyti, kad mes žmonės, kai gyvendavom dažnai tokiam prisitaikime, nutylėjime, meluodami tiesiog netgi ir savo, ir kitiems, ir tas iš tiesų kiekvieno žmogaus suaugusio dabar gyvenančio Žemės planetoje yra. Tačiau pavyzdys būtų toks, kad vienam žmogui galbūt tam tikroje situacijoje reikėtų nutylėti ir pasitraukti iš tos situacijos, kad ta karma užsidarytų ir sprendimas lemtų kažkokį pakilėjimą tolyn. O kitam galbūt reikėtų pasakyti viską, ką galvoja, kad galbūt santykiai kažkokie pasibaigtų, ar ten darbiniai, ar asmeniniai kažkokie. Ir iš tikrųjų, tas aspektas, kaip jau sakiau, naujos sąmonės, žmogus nebijo. Jis nebijo, nes jisai jau žino, kad kažkur giliai širdį ta bundanti siela, jinai žino, kad viskas bus gerai, tačiau tas mūsų ego dar jisai įpratęs prie visokių įprastų dalykų, kur viskas aišku, kad kaip kas bus sudėliota, kaip bus, net nesvarbu, kad galbūt pabūna kažkokių tai tų akimirkų tokių nepatogių, nemalonių, skausmingų, o paskui jos be abejonės praeina ir tada vėl tas ego ramiai atsipučia, ir vėl viskas bus gerai. Nesvarbu, kad ten ateis, užeis, juk ta mintis tokia, kad ir mūsuose ir gyvena dar, kad visada būna tai geriau, tai blogiau ir kad čia yra normalu. O koks tas blogumas, kas ten pamatuos, kur ten jau pats blogiausias tas blogumas, kurio nebereiktų kentėti. Bet iš tiesų mes galim gyventi laimiai, džiaugsme, nežinau, besimėgaudami kiekvieną dieną ir be jokio skausmo. Ir be jokių negatyvių minčių ir nežinau, depresijos ir matydami tiesiog tą laimę ir džiaugsmą kiekvienoje akimirkoje, iš vis, į žolytę pažiūrėję, į medžius, į paukščius ir tokia nuostabi aplinka ir nereikia kažkokių stebuklingų įvykių, kažkokių stebuklingų kelionių ar dar kažkokių, nežinau, žmonių ir žodžiu, išorinių tų aspektų visokių. Tai kiekvienam sprendimą reikės priimti pačiam ir jis yra skirtingas, todėl eiti pas kažkokį mokytoją, psichologą ar kažką, kuris pasakys, kad reikia elgtis taip ir taip, tai yra visiškai klaidingas įsitikinimas, nes kiekvienam reikia pasirinkti savo sprendimą tam tikroje situacijoje, kad ir vienodai, bet skirtingiems žmonėms skirtingai reikia pasielgti. Tas pasirinkimas yra be abejonės labai nelengvas ir tas karmos uždarimas, jis iš pradžių irgi prasideda irgi taip nemaloniais įvykiais, sakykime, kažkokiais pokyčiais, jausmais, kažkokio mintim. Tik čia tada ir prasideda sielos darbas, kurio darbas, pagrindinė užduotis yra išvesti ego į kitus vandenis, į platesnius vandenis ir sutramdyti tą savo ego, kuris visko bijo, kuris nori kaip įprasta, kuris nori kaip pasakė, kaip parodė, kaip nuvėjai paklausė ir tau pasakė, kaip yra ir jam tada viskas gerai. Žodžiu, čia ateina sielos laikotarpis sielos darbą atlikti. Ir reikia čia didelių be abejonės irgi noro,
užsispyrimo ir iš tiesų čia dar labai padeda tikėjimas savim ir tikėjimas mūsų kūrėjų, kuris visada yra su mumis, ir tikėjimas savo angelais, kurie taip pat yra visada pasiruošę mums padėti pereiti visas tas transformacijas ir visus sunkumus, tačiau mes turim jų pagalbos paprašyti. Čia visiškai taip pat kaip ir su žmonėmis, kai be jokios abejonės mes esam žmonės ir kažkas, kai mus palaiko iš šono, tai yra be jokios abejonės reikalinga, naudinga ir labai svarbu, bet mes juk ir su kitu žmogum, jeigu norim pakalbėti ar norim pagalbos, mes su juo einam į kontaktą ir kalbamės. Taip pat yra ir su angelais. Jeigu mes norim jų pagalbos ir palaikymo, o jie visada laukia, kol mes jų pagalbos paprašysim. Ir ne tik, kad pagalbos, bet tiesiog buvimo šalia, jų stiprybės, žinių, švelnumo, meilės. Ir žodžiu, jie tada visada yra pasiruošę padėti. Tai vat ir ką čia dar noriu pasakyti, tas procesas iš tikrųjų irgi yra gana ilgas, jis tai nėra savaitės, mėnesio ar kažkokios trumpo laikotarpio, kai sakant, trumpo veikimo, tačiau jis ir toks vyksta irgi kalnai pakalnės. Tai ateina pagerėjimas, tai ateina pablogėjimas, mes kai uždarom vieną karmos kažkokį tai etapą, ateina palengvėjimas, išsivalo mūsų ne visi dalis eterinio lauko, išsivalo mūsų dalis mentalinio lauko, mentalinio kūno ir mums ateina toks palengvėjimas. Tačiau mes esam užsukę ne vieną tą karmą ir tie sluoksniai karmos turi vienas po kito nusiimti. Todėl, kai nuimam vieną, ateina pagerėjimas, tada kurį laiką pabūnam geresnėse emocijose ir tada geresnėj tokioj būsenoj ir galbūt net pamatom kai kokius dalykus, kas vyksta kitomis akimis, tačiau paskui vėl ateina laikas įspręsti tas savo gyvenimo karminės situacijas, kurias mes užsukom per daugybę gyvenimų ir per šitą gyvenimą taip pat. Tačiau ir tai yra šiaip tas karmos buvimas, jisai vis dėlto yra niekada nesibaigiantis, tačiau ta didžioji dalis karmos, neigiamos karmos, kurią mes esam jau užsidirbę, ją tikrai įmanoma pašalinti ir paskui lieka tik tai maži kažkokie aspektukai, kurie atsiveria per mūsų bendravimą su žmonėmis ir per mūsų gyvenimą, veikimą, kūrybą, čia, žodžiu, ką mes veikiam čia šitoj planetoj. Tai va, tačiau kuo toliau, žodžiu, tą karmą uždarinėjom, tai tuo lengviau ir geriau pradedam jaustis ir pradedam netgi galbūt ir tą ryšį su tais angelais ir su kūrėju vis labiau jaustis, bet iš pradžių be jokios abejonės tai vyksta mentalinėme lygmeny ir tai yra minčių toj būsenoj minčių, žodžiu, mes vykdom tą veiklą. Paskui darom žingsnius, sakom žodžius ir žodžiu galvojam apie tai, kad mūsų mintis, žodžiai ir veiksmai visada sutaptų. Vienas labai svarbus karmos uždarimo aspektas dar yra, tai yra, nutirpo kojas, tai yra nemeluoti, nustoti meluoti savo ir kitiems. Tai yra labai svarbus dalykas, kuris labai keičia visą, kaip sakyti, tėkmę gyvenimo ir įvykių eigą, kai mes nustojame meluoti. Ir tai yra be abejonės labai nelengva ir nepaprasta, bet su mūsų kūrėjo ir su angelų pagalba tai tikrai yra įmanoma. Tai va, ir prisiminti, kad sprendimai yra tik mūsų, tik mes patys galim uždaryti karmą ir pakeisti gyvenimą, kad ir ką mums parodė regresija, kad ir ką mums koks šamanas, nežinau, parodė ar koks nors aiškiaregis pasakė, kas ten su mumis yra ir galbūt netgi tam kartui irgi, kaip sakyti, tos visos
tos visos pagalbos yra laikini dalykai. Laikinas palengvėjimas jis be jokios abejonės ateina, pabendravus ir su kažkokiu regreso specialistu, ir su psichologu, ir su šitu aiškiaregiu, tačiau tai yra kaip ir piliulė, išgėrei galvą, kai skauda, nepašalinai priežasties, tai po kiek laiko vėl tą galvą skauda. Tai, žodžiu, mes tik patys galim tuos visus skausmus, mintis, jausmus, emocijas, gyvenimo prasmę, esmę, žodžiu, patys galim pakeisti, patys. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, kad mes tą galim padaryti vienumoje ir gamtos apsuptyje. Štai vat, atėjus motina Žemė, mums iš tikrųjų siunčia labai daug geros energijos dabar, nes Žemė pati bunda. Čia net irgi yra daugybė ir mokslinių jau pagrindimų, galima pažiūrėti, paieškoti informacijos, kad Žemė pati bunda ir jinai būdina tas sielas, kurios taip pat yra pasiruošusios šiuose įsikūnymuose pabusti. Tai vat, išėjus į gamtą tikrai labai padeda pabūti su savim, ypač dabar vat, toksai oras geras, kai yra vasara ir mes galim būti daugiau lauke. Tai vat, tikrai surasti tą laiką svarbu, kada galime vieni pabūti, surasti tokias akimirkas, kai mes galbūt irgi kreipiamės ir į tą patį mūsų visų visatų kūrėją, į Dievą, į angelus, kurie mums irgi yra atviresni ir labiau prieinami iš tiesų, kai mes būnam gamtoje. Tai va. Ir suprasti, oi va, kokią lapeliuką gražų radau. Ir suprasti, kad, žodžiu, mes patys esame likimo kalviai, kūrėjai ir savo mikrovisatų kūrėjai. Tai vat, o tas dalykas dar, kad šitam procese dar labai svarbu gaudyti savo mintis sąmoningai ir neteisti ir nekaltinti nei savęs, kad mes kažką tai kažkur padarėm, nes mes tikrai dažnai save kaltinam. Arba kad mes ten kažko neverti, arba kad mūsų gyvenimas susiklostė taip dėl to, kad kažkas kažką ir kažkaip mūsų atžvilgių padarė. Bet iš tiesų labai svarbu nustoti kaltinti ir smerkti ir save, ir svarbu atleisti. Čia tais pirmais etapais karmos uždarimo, tų sluoksnių nuėmimo labai svarbu atleisti ir savo, ir kad ir ką esam padarę, kad, žodžiu, tai neapsprendžia mūsų ateities. Nes kaip jau anksčiau esu irgi kalbėjus, kad karma yra toks dalykas, mes kažką darėm, dabar dėl to turim, ką turim. Dabar pradedam kažką daryti, tada už kažkiek laiko turėsim kažkokius kitus dalykus. Ir tai veikia 100%. Čia iš savo patirties jums galiu pasakyti, tik dėl to čia ir dalinuosi su jumis šitais dalykais, kad tai yra veikianti tiesa ir veikiantis procesai. Ir kas dar greitai trumpai atsitinka paskui vėliau, ateina toksai supratimas, kad netgi niekam ir nebereikia atleisti. Ir niekam net ir nebereikia, tiesiog tu nieko net nebekaltini ir net atleisti niekam nereikia, nes tu supranti, kad kiekvienas įvykis tavo gyvenime yra svarbus, reikšmingas ir reikalingas. Ir būtent tam, kad patyręs tamsą atrastum šviesą, nes nepatyręs tamsos nesuprasi, kas yra vis tik ta tamsa. Ir dėl to ta dualybė tokia yra mūsų planetoje Žemė. Ir, žodžiu, tai vat, aš jums labai linkiu ieškoti tos savo būdo, savo sprendimų, kaip uždaryti tą savo karmą, ieškoti ryšio ir su mūsų visų kūrėjų ir Dievu ir angelais, kurie tikrai yra pasiruošę mums padėti visada. Ir va, aš dar čia noriu pasidalinti, pažiūrėkit, kokia čia graži. Va, vis dėlto mūsų planeta Žemė, va, kaip mes čia gražiai gyvenam ir kaip mes galim rasti prieglobstį. Štai čia upė dar yra, kaip mes galim čia rasti prieglobstį. Tai va, tai kol kas iki kitų susitikimų.